Oras tai toks ne visai gal kasimui. Bet va, nuvažiuot kažkur tai nupirkti detalės. Ypač va šitam rajone. Čia detalės niekada nesibaigs. 41 metai ir 44 metų tankų mūšis. Toks įspūdis, kad čia niekada nesibaigs radiniai. Tai va, tai važiuoju, nupirksiu kažką, pamatysim. Nu, atrodo, spėjau iki tamsos, dar kažkas matysis. Tai ką, dar Palėpėse yra radinių, ne? Taip. Įsivaizduoju. Iki šių dienų, kur čia paslėpęs tą gėrį? Laukia 80 metų. Lakštai, šarvai, detalės. Va tokiuose Palėpėse. Gal ir nuo virtuvės, neįsivaizduoju. O gal iš vidinių konstrukcijų. Žinai, kai pamačiau pradžiai, nesupratau kokio dydžio, tai atrodė, kad, žinai, čia bokšteliai mažiukai, o ten didysis bokštelis 28 tanko, bet nu, po to kažkaip pagal ranką supratau, kad netoks dydis. Nu jo, čia, žinai, pirmas įspūdis, kad nuo kažkokios virtuvės lauko. Arba ventiliacija, nežinau, storis. Kokį storį turim? Kokie 4 mm, 5, 6. Tai va, ką mes veikiam tokiom lietingom dienom. Tai čia, žodžiu, ardė dėdukas. Taip, išėjai. Kažkiek gėrio, kiek rado. Iš tų dalių jo pritemptų, tai ZIS 5, motociklas karinis, Triumph 500, Zundap motociklas. Iš šitų apylinkių. Sakyčiau, įdomus buvo laikotarpis, gal nelabai ramus, bet įdomus. Išeini ir ieškai karinės technikos.